Ar žinojai, kad ne visi liūtai yra vienodi? Yra Liepos liūtai ir yra Rugpjūčio mėnesio liūtai. Ir nors jų saulė yra tame pačiame ženkle, jų charakteris gali jaustis gana skirtingai. Liepos liūtai dažniau būna labiau struktūruoti, sistemingi, labiau įsitraukia į gyvenimą. Jie gali būti šiek tiek santūresni, labiau kontroliuoti save ir savo emocijas, o Rugpjūčio liūtai dažniau turi daugiau šilumos, kūrybiškumo ir spontaniškumo. Tai tie žmonės, kurie į aplinką gali atnešti šventę. Jiems svarbu kurti, bendrauti, džiaugtis, dalintis savo tą energiją su kitais. Ir, žinot, čia nėra jokio klausimo, kuris liūtas geresnis. Tiesiog jų energija gali būti šiek tiek skirtinga. Na, jeigu esi liūtas, parašyk komentaruose, kada gimei Liepą ar Rugpjūtį. Pažiūrėkim, kurių pas mus čia yra daugiau. Aš esu Aleksandra, astrologė ir numerologė, ir jei nori geriau suprasti savo charakterį ne tik pagal saulės ženklą, kviečiu į konsultacijas, nes gimimo datoje yra daug daugiau informacijos apie tave, tavo santykius ir pinigus.